Ne viena šeima šiems metams įsikėlė savo užduotį įsigyti naują būstą. Ta mes ir siūlome. Esame Matiškių gatvėje Vilniaus mieste, dalinės apdailos sublokuotame dvibučiame name. Namas sublokuotas yra per garažą. Pabrėšiu, namas yra A++ energetinės klasės. Čia, kur mes dabar vaikštome, yra pagrindinė gyvenamoji erdvė, kur sutelpa gyvenamoji zona, virtuvė. Norėčiau pabrėžti, kad šildymo sistema jau išvedžiota, todėl, kai norėsite pradėti remontą, lieka tik tai pasijungti katilą, įjungti šildymą, pradėti džiovinimo procesus ir visus kitus statybinius darbus. Dabar norėčiau Jūs pakviesti į viršų jau išlietais betoniniais laiptais. Kaip matote, antrame aukšte lygiai taip pat yra jau išvedžiotas šildymas ir kanalizacija bei vandentiekis. Čia galimybė yra įsiplanuoti keliais būdais. Galima pasidaryti vieną miegamąją zoną ir vieną didžiulį kambarį, arba vienoje pusėje 2 kambarius ir kitoje pusėje 2 kambarius su vienu sanmazgu. Dar viena galimybė yra pasidaryti vieną didelį miegamąjį kambarį su sanmazgu, vieną bendrą sanmazgą ir 2 kambarius vaikams. Apart visų privalumų, kuriuos turi šitas sublokuotas namas, yra dar vienas privalumas, kurio dažniausiai vystytojai nepadaro. Čia jau yra išvesti laidai ant stogo saulės elektriniai. Štai mes esame garaže. Čia jau yra sumontuoti A++ energetinę klasę atitinkantys vartai. Į namą atvesta elektra. Pabrėšiu tai, kad kanalizacija ir vanduo yra miesto. Taip pat čia, šitoje zonoje, kur matote, yra suplanuota katilinė. Šildymas suplanuotas yra oras, vanduo. Taigi apibendrinkime. Turime 148 kvadratinių metrų namą, kuris yra A++ energetinės klasės. Galimybė įsiplanuoti taip, kaip jūs norite, nuo 3 iki 5 kambarių ir tik tai už 215 000 eurų. O dabar einam į lauką, dar šitą jums papasakosiu. Aišku, dabar yra žiema, nesimato, bet čia yra išklotos trinkelės, užsėta vėja ir aptverta visa teritorija. Taigi į gerbūvį investuoti jau nieko nebereikia. Todėl prisiminkit, 148 kvadratai ir 215 000 eurų.